Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir nors šiandien 78-ąją sukaktį mini Vidas Mačiulis, studijoje laidą pradėsime su kitu Mačiuliu, Swedbank vyriausiojo ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Nerijau, sveiki gyvi. Sveiki, netolimas Vidui Mačiuliui, mano gerbiamas, mylimas dėdė, kurį taip pat labai noriu pasveikinti su gimtadieniu. Tai siunčiam sveikinimus ir apkabinimus ir pereikim nuo sentimentų prie skaičių. Finansų ministerija yra numačiusi 1,7% BVP augimą šiemet. Taip. Laukiam ir Swedbank ekonomikos prognozių 2024 pastarosios 1,2% augimą žadėjo. Kiek čia šilta, kiek čia šalta, kalbant apie tos skaičius? Iš tiesų, žiūrint į naujausias ekonominės tendencijas, kurias mes matome Lietuvoje, tai tikrai situacija neblogėjo, o kaip tik turbūt yra daugiau ženklų nuteikiančių optimistiškai. Matome, gerėja ir pramonės pasitikėjimo rodiklis, pastaraisiais mėnesiais nebemažėjo apdirbamosios gamybos apimtis, atsigavo netgi mažmeninė prekyba, prie to labai prisidėjo mažėjanti infliacija. Tai, jeigu neįvyks kažkokių didelių išorinių šokų dėl vienų ar kitų priežasčių, tai tikėtina, kad ta praėjusių metų stagnacija 2023 metų lieka jau užnugaryje ir šiemet bus tikrai galima tikėtis ekonomikos augimo. Ir turbūt vienas iš pagrindinių veiksnių ir lieka tai, kad vidutinis darbo užmokestis didėja gana sparčiai, infliacijos praktiškai nelieka ir čia manau, kad finansų ministerija neteisi. Ir Lietuvos bankas, kurie prognozuoja didesnį negu 2% infliaciją, bet ji yra mažai tikėtina, kad liks virš 2%, jau dabar nukrito žemiau 2% ir tikėtina, kad toliau mažės. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė čia laidoje prieš porą dienų minėjo, kad darbo užmokesčio ir apskritai gyventojų pajamų ir infliacijų lenktynėse laimi darbo užmokestis gyventojų pajamos. Taip, tiesa. Taip pastarosius 2 metus pralaimėjo gyventojai, ypač 2022 metais, bet šiuo metu, jau šiemet žiūrint, infliacija nesieks 2%, vidutinis darbo užmokestis didėja maždaug 8,5%, o matome, ką ir minėjo socialinė darbo apsaugos ministerija, tai minimalus atlyginimas po mokesčių didėja 12%, vidutinė senatvės pensija taip pat 12%, tai mažiausias pajamas gaunančiais gyventojai, jų perkamoji galia padidės beveik 10% ir turbūt irgi bus vienas iš svarbių veiksnių, dėl ko mes matysime sparčiau augantį vartojimą, kas prisidės prie apskritai bendrų teigiamų ekonominių tendencijų. Kalbam, kad bus geriau negu tikėtasi. Kokie veiksniai, žiūrint ir iki detalių, įkvėpia to optimizmo? Tai turbūt labiausiai tai mažėjanti infliacija, kuri jau pagaliau leidžia atsigauti perkamai galiai ir tikėtis didesnio vartojimo. Tikėtina, kad panašios tendencijos bus likusime pasaulyje, kas galėtų paskatinti ir Lietuvos eksportą, kuris pastaraisiais metais neaugo. Ir turbūt vėlgi lemiamas veiksnys yra laukiamas palūkanų normų mažėjimas, nors Europos centrinis bankas bando dar ožiuotis ir spardytis ir sakyti, kad nelaikas mažinti skolinimosi kainą, bet visaip matuojant ir visaip vertinant, ir ekonomistai, ir finansų rinkos sako, kad infliacija nebėra eurozonos problema. Eurozonos problema yra neauganti ekonomika. Vokietijos BVP praėjusiais metais susitraukė, dabar žemiausiame lygyje nuo 2019 metų. Nedarbo lygis kai kur yra padidėjęs, realus darbo užmokestis yra nukritęs į 2018 metų lygį. Tai turbūt akivaizdu, kad nereikia slopinti ekonomikos, o bent jau reikėtų neutralių palūkanų normų, tai yra artėtų jos turėtų prie 2%. Tai bus priverstas Europos centrinis bankas pasiduoti? Nieks negali jo priversti, išskyrus sveiką protą, bet noris tikėtis, kad nebus padaryta ta klaida ir nevėluos, nežiūrės į praeitį, o matys ir besikaupiančias neįgiamas tendencijas tiek pramonėje, tiek mažmeniniai prekyboje. Nes vėlgi taip, praėję pastarieji 2 metai buvo neadekvataus kainų augimo metai, bet žiūrint jau į pastarųjų mėnesių tendencijas, žiūrint į išankstinius indikatorius, kurie rodo apie 2024 metus, tiek žaliavų kainas, energijos kainas, kitus kainų veiksnius, tai tikrai infliacija nepatenka tarp turbūt didžiausių problemų, į penketuką nepatenka. Mes vis dar turim rusenančių arba aktyviai vykstančių karinių konfliktų, turim klaustukų dėl to, ar gali regioninių konfliktų tapti tai, kas prasidėjo Izraelyje, Gazos ruože. Kiek tai galėtų paveikti žaliavų kainas, energijos kainas? Pavyzdžiui, žiūrint į suskystintų gamtinių dujų kainas, jos yra nukritusios vėlgi žemiausią lygį
per pastarosius 2 metus, apie 30 eurų už megavatvalandę, dar prieš pusmetį kainavo apie 50 eurų megavatvalandę, saugyklos užpildytos, tai energetikos fronte Europoje nėra jokių didelių bėdų. Taip, Raudonojo jūroje vykstantis išpoliai prieš tanklaivius, prieš krovininius laivus, jie gali pakelti transportavimo kaštus ir mes jau matėme tą per pastarąsias savaitės konteinerio gabenimo kaina iš Šanchajaus į Amsterdamą dėl pasikeitusio maršruto išaugo beveik 2-gubai. Bet čia tikėtina vis tik tai yra laikinas sukrėtimas ir tai neturėtų būti tai, kas pakeistų infliacijos tendenciją. Aišku, būtų labai keista, jeigu Europos centrinis bankas pradėtų kovoti su aukštesnėmis palūkanomis, bandytų nuraminti neramumus Raudonojo jūroje ir sumažinti konteinerių kainą. Čia, man atrodo, nereikia ekonomisto, kad paaiškintų, kad tai nesusiję dalykai ir aukštesnių palūkanų normų šiuo metu Europai nereikia. O kalbant apie tai, kas vyksta Raudonojo jūroje, kokias rinkas, kokias rytis, kokių prekių kainas tai gali paveikti? Na, tai turbūt labiausiai tai yra birūs kroviniai ir kroviniai, kurie yra gabenami konteineriuose, nes didžioji gamtinių dujų, naftos dalis krovinių keliauja ne pro Raudonoją jūrą, o kitais kanalais. Juolab, kad nemaža dalis tiekimo ir nesustojo. Vis tik tai, pavyzdžiui, Rusija savo tanklaivių niekur kitur nenukreipė, jie ir toliau keliauja Sueco kanalu ir Raudonoją jūrą, tai dėl to čia kažkaip mes ir nematome labai didelio šoko, pavyzdžiui, naftos kainai. Nes naftos kaina jau turėtų būti pirmas signalas, kad vyksta kažkas reikšmingo, kas galėtų pakeisti infliaciją trumpuoju vidutiniu laikotarpiu, bet jis sureagavo minimaliai, gal 1% padidėjo. Tai kažkokių rizikų, kurios galėtų lemti augančią infliaciją, kaip ir nelieka. Ar jų visgi yra kažkokie netikėtumai? Yra, bet čia turbūt nėra labiausiai tikėtinas scenarius, nes mes matome artimieji rytai yra neramumai didžiausi per pastarosius 20 metų, tai yra išliekantis ir Izraelio Hamas karas, yra ir Raudonojo jūroje vykstantis kariniai išpoliai ir teroristiniai išpoliai, bet gali tie neramumai ir kariniai veiksmai įtraukti platesnį regioną ir turbūt čia pagrindinė rizika yra Iranas ir jeigu prasidėtų kariniai kažkokie veiksmai Ormūzo sąsiauryje, per kurį iškeliauja didžioji dalis naftos iš vidurio rytų regiono, tai tuomet jau būtų didesnis poveikis infliacijai. Bet kol kas norisi tikėti ir panašu, kad tai išlieka lokalizuoti ir trumpalaikiai kariniai veiksmai, o ne plataus masto ilgalaikis karinis konfliktas. Kam nors turėjo padarinių tie dabartiniai kariniai veiksmai? Na, tai pirmiausia tam regionui, toms valstybėms, kurios įsitraukia į tos karinius veiksmus. Aišku, kad transporto kompanijos, kurios turėjo pakeisti maršrutą, bet tai atsispindėjo iš karto ir jų kainodarose. Tai vidutiniu laikotarpiu kažkurios prekės gabenamos iš Kinijos į Europą gali šiek tiek pabrangti, bet tai nebus lemiantis veiksnys. Vis tiek reikia turėti omeny, kad mes matėme pastaruoju metu priešingą tendenciją. Šiuo metu Kinijos eksporto kainos yra 10% mažesnės nei buvo prieš metus. Mes matome labai ryškę defliaciją ir Kinija eksportuoja ne tik prekes, bet ir defliaciją likusi pasaulyje. Tai net ir šitie pasikeitę transporto srautai, jie nesukuria labai didelės infliacinės rizikos. Kalbant apie Lietuvą, jos ekonomiką ir jos galimybės, vakar Seimo pirmininkas Paulius Saudargas apie karinės pramonės galimą vystymą prabilo, ar tai būtų galimybė Lietuvai? Manau, kad turbūt šiuo vidutiniu laikotarpiu ir trumpuoju laikotarpiu akivaizdžiai turėtų būti labai svarbus prioritetas Lietuvai, nes puikiai suprantame, kad jeigu didžiosios Europos valstybės čia investuotų ir vystytų karinę pramonę, kuri palaikytų ir visos Europos saugumą, tai motyvacija apsaugoti Lietuvą ir Lietuvos pasienį nuo išorinių jėgų būtų gerokai didesnė. Tai apskritai mes turime labai intensyviai kovoti dėl tiesioginių užsienio investicijų ir jeigu save kol kas neradome labai aiškios specializacijos, kuo mes galėtumėm būti patrauklus didelėms tarptautinėms kompanijoms, nei duomenų centrų čia daug yra, nei kažkokių kitų pramonės šakų koncentracijos, bet jeigu mes surastumėm ir sukurtumėm įstatyminę bazę, kuri leistų kurti gynybinės technologijas, kurios aptarnautų ne tik Lietuvos, ne tik Baltijos šalių, bet visos Europos poreikius, tai manau, kad tai būtų ne tik didelis impulsas teigiamas ekonomikai, bet ir vienas iš svarbiausių ir stipriausių saugumo garantų. Kokių paskatų reikėtų, kad ta karinė pramonė pradėtų vystytis Lietuvoje? Kiek tai gali būti privačiai verslo reikalas, tiesiog matant tokią galimybę rinkoje, kiek tai turėtų būti valstybės įkvėpti procesai?
Taip, visų pirma, licenzijavimas ir reguliavimas yra labai griežtas, jis turėtų pasikeisti, ypač jeigu tame procese dalyvauja valstybės. Ir aišku, kad kai kalba eina apie gynybos pramonę, karo pramonę, tai čia daug dažniau yra viešo ir privataus intereso partnerystė. Ir čia turbūt iniciatyvą turėtų rodyti ne privatus sektorius, o valstybė, kuri per įstatyminę bazę, per patrauklesnį reguliavimą, galbūt per mokestinės lengvatas, per garantijas energijos tiekimo galėtų užtikrinti, kad Lietuva taptų patraukli tokioms investicijoms. Kaip čia mes atrodom konkurenciniai aplinkoje, ko galim būti pranašesni arba prastesni už kitas šalis kariniai pramoniai? Tai mes turbūt turime daug nebrangios žemės ir teritorijos, kur galima vystyti tokią pramonę. Ko neturime, tai turbūt pakankamų energijos išteklių, stabilių, nes mes didelę dalį suvartojamos elektros energijos taip pat importuojame, bet čia irgi vyksta labai didelės Lietuvos investicijos ir jeigu mes kalbėtumėm apie tokios pramonės vystymą, tai čia yra vis tiek 5-10 perspektyva ir iki šio 10 pabaigos mes galime pilnai užsitikrinti savo poreikius ir netgi yra planų tapti grynaisiais elektros energijos eksportuotojais. Tokioje valstybėje jau, aišku, daug lengviau ir patraukliau vystyti didelės pramonės pajėgumus. Ir pabaigai dar Davoso pasaulio ekonomikos forumas šią savaitę ir politinis renginys, tai be jokios abejonės ir šiemet ten labai nemažai politinių temų susijusių su karu ir taip toliau, ar ekonominių kokių nors mato ten svarbių galimų išeigų iš to forumo? Retai būna kažkoks apčiuopiamas greitas rezultatas ir dažniau tokios aptariamos egzistencinės ilgalaikės problemos ir perspektyvos, žinoma, aišku, susikoncentruojant ir pačias opiausias, aktualiausias. Tai, klimato kaita nuolat yra pastaraisiais metais įvardinama kaip viena iš svarbiausių rizikų, ką mes matome jau ir realybėje. Tiek karščio bangos, tiek potviniai, tiek kitokie ekstremalūs klimato reiškiniai jau daro daug ekonominių nuostolių ir pasiekmių, su jais reikia vieningai visam pasauliu kovoti, bet turbūt pirmoje vietoje šiemet diskusija yra susijusi su geopolitiniais konfliktais, tų židinių yra daug. Yra išliekanti Rusijos agresija Ukrainoje, Rusija trečdalį beveik savo viso šių metų biudžeto skiria karo pramoniai, tai akivaizdu, kad Europoje yra neramu, matome įvairius konfliktų židinius ir artimuosiuose rytuose, yra neaišku, kaip ir vystysis toliau Taivano ir Kinijos santykiai, ir Kinijos bei vakarų valstybių santykiai. Tai visose frontuose yra daug neramumų, kur daug atskirties ir daug konfliktų, kuriuos galbūt gali pavykti Davose šiek tiek sušvelninti ir numalšinti, bet daug vilčių čia neturėčiau. O pasaulis, jeigu nori, dar gali, turi pinigų remti Ukrainą? Be jokios abejonės, tų pinigų trūkumo čia nebuvo problema didelė, visuomet yra prioritetai, kur tuos pinigus nukreipti. Ir aišku, kadangi mes turime šiemet rekordiškai didelę dalį pasaulio valstybių ir gyventojų balsuojančių, prieš rinkimus kiekviena valstybė, kiekvienas politikas žiūri į prioritetus, kurie yra arčiau tos šalies gyventojų einamųjų poreikių ir gali būti, kad Ukraina atsitraukia šiek tiek į antrą planą, bet akivaizdu, kad žiūrint vidutinių laikotarpio perspektyvas, svarbu, kad turbūt kiekvienam Europos gyventojui ir kiekvienam netgi JAV piliečiui turėtų būti svarbu, kad jokia didelė branduolinė agresyvi valstybė nedarytų to, ką daro šiuo metu. Tai pagrįsta apskaičiuojama investicija kaip nors? Turbūt net neskaičiavus, aišku, kad investuoti į taiką, užtikrinimą, kad priešiškai nusiteikusios valstybės savo tikslų nepasiektų kitų suverenių valstybių teritorijoje, turėtų būti kiekvienos demokratinės veikos valstybės ir tų valstybių piliečių interesas ir noras. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus tęsime šiek tiek apie Lietuvos energetikos ateitį. Užsiminėm ir šitam pokalbį plačiau apie tai. Kalbėsime netrukus. Bendrausime su Martynu Nagevičiumi, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.